Klydom Škotijoje, tarp kažkokių avių, nuogi maudėmės upelėje, kur buvo toks naglas, kad man atrodo, kad taip ir turi būti. Plius sulygina Tuminą su rusų girtų kareivių. Ir čia viena labai gera frazė tavo pasakyta, tiek gyvena šuo. Tas pats ir tavo gyvenime, tu sakai, su bažnyčia turėjai tokį, kaip pasakyti, turėjai tokį romaną, jisai, sakykime, ten baigėsi oficialiai, bet vis tiek ta meilė išliko ir tu vis tiek atsiduri, nors iš ta, žinai, kaip tu ten sakai, tas muzikas vadinasi? Jesus Christ Superstar? Jesus Christ Superstar, tai man tu tokį Nežinau tokio muziko jo, klausykit, kiek skiriasi mūsų kartus. Tai reiškia nežino. Tu apie jį? Ne, apie aš tai nežinau. Aš turiu 4 skirtingus leidimus vinilinius, specialiai susirinkęs. Su visom dėžėjom, su nuotraukom ten Ivonos Eliman, Gilano ir visko kitko, nes, nežinau, brandesnio kūrinio. Žinai, kad Antanėlis Jesus Christ pastatė pirmas Europai. Ir žinau netgi kur medicinos fakultete, Čiurlionkiai. Taip. Toj salėj. Kelintai čia metai buvo? Čia buvo prieš mūsų erą. Prieš jūsų erą. Tai yra tokia opera, kuri, čia buvo kokie 70 kilinti tai. Tai palauk, ne Britai pirmi pastatė Globuse? Pirmas pastatė Antanėlis Europoje. Britai ne Europoje, teisingai, okei. Ne, jis pastatė pirmas Europoje. Įskaitant. Buvo pastatyta, pirmas pastatymas, man atrodo, buvo Brazilijoje. Bet teatralizuotas, taigi vyko premjera Globus teatre Londone. Ne. Brazilijoje įvyko, po to Amerikoje įvyko, o Europoje pirmas pastatė Antanėlis. Dabar tada, pas mane galbūt čia yra skilių išsilavinime. Taip. Žiūrėk, čia yra teatro renginys. Taip, tai yra labai įdomus dalykas ir ten Weberis ir taip toliau jo to neužmiršo. Jie įkvietė į Broadwėjų, jis įstatė Broadwėjų, ten Antanėlis. Čia yra tokia labai svarbi istorijos dalis, kuri niekaip Lietuvoje nėra artikuliuojama, bet taip yra. Čia naujiena, reiks pasidomėti. Tai grįžtant prie tos, reiškia, aš taip suprantu, kad apie namus... Sovietų Tarybų Sąjungoje, po to šita opera, aišku, tapo pati garsiausia rock opera, apskritai už ją garsesnės rock operos. Tai buvo viena pirma, man atrodo, iš viso rock opera. Aš bijau, kad Aquarius buvo prieš tai Weberio dar. Bet, ne Aquarius, Here, atsiprašau, plaukai. Ne, man atrodo, čia, gal, aš nesiginčysiu, bet tai ta garsiausia, kaip bebūtų rock opera visų laikų. Ir tai labai įdomu, kad tais laikais Tarybų Sąjungoje tai galėjo atsirasti, reiškia, Čiurlionkiai, Antanėlio dėka, pirmas pastatymas Europai. Po to Globus teatre, po to kinas buvo padarytas ir taip toliau. Soundtrackas tai jau toks truputuką kažkaip nežinau. Čia Antanėlis, tai čia apie Nekrošių kalbą eina, ar ne? Ne, apie Kęstutį Antanėlį. Apie Kęstutį Antanėlį, kuris kažkada yra ir Nekrošiui rašęs muziką irgi. Po to, kodėl tu išlindo Nekrošius, aš pasakysiu, nes Romeo ir Džiuljeta buvo pastatymas, Sigito Gedos tekstas, man atrodo, buvo ir Antanėlio muzika. Tai buvo garsi rock opera Nekrošiaus pastatyta jau jaunimo dramos teatre. Tai su tavo Nekrošius, tavo mentorius, ar taip nepavadintum, buvo dar ir, kaip pasakyti, į ką lygiuotis, be jo. Tu jaunas, kaip ten sako, gariačiai. Buvo Nekrošius labai svarbus, ypač vienu tokiu laikotarpiu, tame mano jaunystėje, tuose mano odisėjose, ieškojimo keliuose, aš pradėjau vaikščioti jaunimo teatrą ir pradėjau žiūrėti, mane labai paveikė Nekrošiaus spektakliai. Aš nepraleisdavau beveik nei vieno spektaklio, mes su draugu įsiteikdavom, kad mes esam nematomi ir tokiu būdu praeidavom bilietų. O Latėnas jau rašė tuomet, ar ne, muziką jaunimo teatre, ar jisai ne ten buvo? Kad vėliau. Vėliau? Pagal mane.
Latėnas už tavo vyresnis ar ne? Faustas? Jo. Jo? Nu, tai gal jisai tuo metu rašė, nes aš kiek suprantu, jisai labai glaudžiai ten... Jisai vėliau rašė. jau- Jisai vėliau rašė. Vėliau. Man atrodo, tada... O tie garsieji iš tikrųjų spektakliai, kurie buvo ir man labai svarbus, tai Pirosmanė, ilga kaip šimtmečiai diena, Kvadratas ir aišku Dėdė Vanė. O Kvadratą kas suvaidino? Smoriginas? Jo. Pliama. Iš karto turiu klausimą dabar. Galų Legenda. gale mūsų pokalbis kaip ir nukrypo į tai, kas man yra aktualu, apie muziką, galų gale, kaip ne kaip aš muzikantas. Va, reiškia, Aktorius baigiant kalbą su tuo, reiškia, apie religiją, tai Rock is my religion. O klausimą turiu tokį. Vėlgi, besikapstydamas interneto platybėse, atradau, kad Brian Mayus, Queenų, įteikė už Dėdę Vanę spektaklį, man atrodo, kažkokį muzikinį prizą, jeigu neklystu. Taip. Galima smulkiau, nes labai įdomu, kadangi esu Mayaus gavęs parašą ant United Opera plokštelės, kurį dabar mano vinilo kolekcijoje, nežinau, viena iš... Brangiausių. vadinkim, ne tai ir brangiausių, bet tai Nu, tipo, tokios figūros gauti parašą reiškia. Tai mane šitas momentas labai sudomino, va, kaip ten. Jo, čia istorinis šiaip jau toks irgi dalykas, nes aš galvau, kaip režisierius Harold Angel prizą. Tai mano apskritai karjeroje labai trys labai svarbus prizai tokie yra. Tai 90 metais, kai tik tai pastatėm Ten būti čia spektaklį pagal Danilą Harpsą ir griuvo Berlyno siena, kovo 11 buvo paskelbta nepriklausomybė, kovo 22 buvo spektaklis premjera Ten būti čia pagal Harpsą. Tai mes nuvažiavom, krito Berlyno sieną, atvažiavo pirmi prodiuseriai ir pakvietė Ten būti čia į Edinburgą. Ir mes ten gavom Fringe Fest. Tai Edinburgė, kad jūs suprastumėt, kokio tai dydžio festivalis, reiškia, parodoma 30 000, 40 000 spektaklių per mėnesį. 3 000, 5 000 teatrų. Čia krūva lokacijų labai. Taip, po visą miestą viskas vyksta. Vat, ir mes sugebėjom gauti patį pagrindinį prizą. Fringe Fest, jūs reiškia esat pirmi šitam Fringe. Tai čia, nes yra pagrindinė programa, yra Edinburgė labai svarbi ta Fringe programa. Vat, ir po to aš pastačiau spektaklį Senė, reiškia, mes pradėjome važinėti po pasaulį ir po to spektaklį Labasonė, Nauji metai. Buvo toks kultinis spektaklis pagal Vedinskį. Tai buvo tokia, beje, mes pavadinom žanrą dadaistinė opera. Ir kai mes važiavom į Edinburgą rodyti tą festivalį, tai buvo labai toks įdomus autobusiukas. Autobusiukė važiavo visos žvaigždės, žodžiu, visos geriausios dabar aktorės. Rimantė Valiukaitė, Eglė Mikelevičiūtė ir taip toliau. Ten Sakalauskas, vienu žodžiu, Šapranauskas, Dapšys, po to važiavo ten Sandra, Juozas Statkevičius, daug tokių prisiplakėlių, ten Sandra kostiumus darė. Nu tai jisai kostiumus, jo. Jisai šiaip, Sandra darė kostiumus, jisai kaip drugelis važiavo, reiškia. Nu, žodžiu, ten važiavo, tame autobuse buvo sutarpintas, sulypęs visas. Jeigu tas autobusas būtų apvirtęs, aš nežinau, Lietuvoje būtų... Būtų visi rūbeliai išbyrėję. Baimė. Tai mūsų nematomas priešas. Baimė. Tai kai nežinome, kas mūsų laukia. Ji tave stebi. Yra tik vienas būdas jos atsikratyti. Tai yra pažvelgti ją į akis. Autobusas. Jo, jisai ten vienu metu pasiklydom Škotijoje, tarp kažkokių avių, nuogi maudėmės upelėje, kuris ten 2 pirštų Gylio. Bet taip pat mes važiavom. Bet buvom jauni, susikaupėm ir parodėm tą Labasonį Nauji metai ir atgavom Fringe Fest. Man buvo 24 metai tada. Ir ten Brian Mayus kaip tik teikė. Ne Fringe Fest, atsiprašau, Harold Angel.
Ir teikia Herald, tai pagrindinis jų tuo metu laikraštis buvo. Dar nebuvo internetų, nieko, tai buvo pagrindinis, pagrindinė, reiškia, Škotijoje. Tai va, teikia Brian Mayus, bet kas įdomu, kad po dešinę man stovėjo Steinas, tuo metu garsiausias pasaulyje režisierius. Teatro. Jo. O po kairę stovėjo Pino Bausch. Tai yra, iš viso šiuolaikinio šokio motina, čia yra, pradininkė, jinai yra... Taip pakliuvai tarp kultinių, vadinkime. Jo, Pino Bausch tai yra... Jei lygių nėra ir pagal tai, ką jinai darė, ir pagal jos garsumą, žinai, ten Abramovič, gal galim kalbėti dabar kažkas panašaus, bet po to man dar teko susitikti su ją, jinai kvietė mus į savo festivalį Vokietijoje, į Vasarvidžio nakties sapną, jinai kvietė į šokio festivalį. Ir spaudė man ranką, sakė, kad, čia aš pamačiau kažką naujo apskritai šiuolaikinio šokio choreografijai. Bet tada, man buvo 24 metai, bet aš buvau toks naglas, kad man atrodė, kad taip ir turi būti. Dabar aš tai prisimenu ir galvoju, negi galėjo būti toks stebuklas apskritai. Stovėjo Steinas, stovėjo Pino Bausch, o Brian Mayus teikė, reiškia, tuos prizus. Žinai, kas yra? Čia yra atsidurti savo laikų ir savo vietoj. Bet aš labai irgi trumpai, kas link tos pačios muzikos, turiu aš tokią kultinę figūrą, Dio yra toksai. Gal teko girdėti, gal neteko. Vienu žodžiu, regalijų krūva, vokalas išskirtinis, ten vienu žodžiu, nusiskynęs viską, ką irgi galėjęs. Nuvažiuojame į festivalį, visiškai netyčia gaunam viešbutį. Pirmą kartą važiuodami į tą festivalį, Vokietijoje Bengio Hedas. Ir kažkaip tai man dar važiuodami kalbėjomės, Dio, ten viskas okei, aš beblūdydamas, pasiklydęs, nusileidžiu į pirmą aukštą, kavinę ir sėdi Ronnie Jamesas Dio ir geria alų. Savo laikų ir savo vietoj. Kai aš atsivežiau nuotrauką čionais, ir antakalnį plokštelių turgelis toks. Tai buvo garsus. Kur Hebra susirenka. Ir aš tą nuotrauką atvežiau ir parodžiau. Ir man visi melomanai susirinkę sako, čia yra montažas, čia yra neįmanoma. Kad su Ronnie Jamesu susitikti gyvai, tai mes pridavėm tą nuotrauką į ekspertizę, patvirtino, kad jinai yra tikra, sako, tai kiaulės, ką dabar atsakysit, tai savo laiku, savo vietoj. Buvo jūra iki kelio, gal tai... Taip metu taip. Jūra iki kelio. O dabar apie muziką pradėjai šnekėti, man labai įdomu, pavyzdžiui, tu savo spektakliam renkiesi kompozitorius, kas tau būtų įdomu, ar tau pasiūlo ir tu pasižiūri, ar tau tinka ar netinka, ar tu jau konkrečiai žinai, su kuo tu norėtum dirbti. Aš renkuosi ir aš pagrindę dirbu su dviejais kompozitoriais. Su Jasenka tu dirbi? Jo, su Deika ir su Jasenka, su Gintaru Sodeika ir su Antanu Jasenka. Su Gintaru Sodeika, kai mes pradėjom, pavyzdžiui, išėjo spektaklis Ten būti čia, aš tada labai žavėjausi minimalistinę muziką, ten Glasų, Raichų ir Sodeika panašiai tada mąstė ir galvojo. Tai buvo pirmas spektaklis, kur buvo elektroninė muzika, tai čia Lietuvoje pirmas atvejis buvo. Iš tikrųjų, kai buvo naudojama elektroninė muzika visiškai. Spektaklio pastatymą, taip. Ja. Ir tai buvo toks lietuviškas Reichas, reiškia. Ta muzika labai vėja buvo paveiky. Tai nuo to laiko mes daug dirbom. Meilės trikampės. Pavyzdžiui, tas pats rokas ar tavo spektakliuose buvo kur nors naudotas, nebuvo naudotas? Klausyk, išvarėme, tai ten yra visa kolekcija roko, ten ir popso. Kokia nuo muzika? Ten tiesiog coverius groja. Tiesiog groja, aha. Ten išvarėmas yra, tiesą pasakysiu, čia toks kultinis visiškai spektaklis, matyt surinkęs daugiausiai žiūrovų, kuris buvo net rodomas arenose, nors trūksta 6 valandas. Tai kiek čia dalių? 6 gal? 6 po valandą, nes išsėdėt tai čia... Dvi dalis. 2 po 3, ne? Jo, tai vienu žodžiu, prie viso to, tas spektaklis, jo lankomumas, įrodė iki COVID-o, dabar nerodo, nes
Dėl suprantamų priežasčių. Remontas vyksta tiesiog statyba, nėra didžiosios scenos. O kaip mintis O tu čia buvo? apie nacionalinį dramos? Taip. Ai, tai ten nepabaigta dar. Ja. O kaip iš vis mintis buvo tų stoverių sukišti? Nu, va taip, aš pasikviečiau Atsirado ir viskas. Saulių Prusaitį. Mhm. Ir Saulius Prusaitis surinko grupę, labai gerų muzikantų. Ir vyko tiesiog repeticijos. Jie varė, grojo. Bet čia viskas su vokalu, ar čia tik Čia instrumentinė? viskas su vokalu. Vokalu. Čia, visų pirma, Coveriai. Visų pirma, ten įpintas į pjesę labai įpinta tokia mistinė tokia istorija su Merkuriu, su Kvynais. Ir ten dažnai labai daug yra Kvynų grojama. Bet ten yra visas pluoštas, nuo Sex Pistols iki kažkokių tai ir jo pačių sukurtų dainų, tokių kaip ten garsi buvo ta daina iš to spektaklio, kaip ten Meilio tu, kas ten tu, nu žodžiu, tokia, reiškia. Tai tas visas spektaklis, jisai yra visiškai rock'n'rollinis. Ir daug kur pas mane spektaklyje yra, nu pavyzdžiui, netgi Žuvėdroj, Čechovo Žuvėdroj. Pas mane groja Joy Division. Mhm. Kas yra visiškai, nu... Priešingai. Ja, rusiška. Nu, eklektika tokie visiškai. Nu, kodėl? Tai yra tiesiog labai tinka, nes Joy Division solistas, jisai labai panašus kaip ir Žuvėdroj Trepliovas. Tai toks pat maištininkas. Ir kai spektaklis visiškai šiuolaikiškai pastatytas, ten žmonės apsirengę spektaklį vaidina taip, kaip mes dabar jau taip apsirengę. Ir viskas vyksta, tai tiesiog iš tikrųjų ne eklektiškai, o iš tikrųjų tinka. Tinka. Jo, ir pagal prasmės, jeigu geriau įsigilini tiek į pačią Čechovą, tiek į patį Trepliovo likimą, tiek į patį Joy Division solistų gyvenimą ir likimą, reiškia. Tai labai tinka. Tada dar klausimas būtų, reiškia, paminėsiu po to tos figūros vardą pavardę. Horror teatras. Turiu omeny konkrečiai Alice Cooperį. O turi nuomonę kažkokią apie tai? Teko matyti, ką nors neteko? Nu, teko, aišku, tai... Bet aš nepasakyčiau, kad aš labai būčiau įsikabinęs už Cooperio, žinai, bet jo, ir teko matyti. Nu, jeigu tie laikai Schools Out, tai jau tikrai turėjo kabinti, taip sakant. Man, matai, kažkiek teko bendrauti ir vat... Išskirtinė, aišku, figūra, kuri anksčiau ten narkažinosi gėrė ir viskas kitkas, dabar baisiai pasidarė religingas, golfo klubus ten reiškia sponsoriuoja ir taip toliau ir panašiai. Bet jisai teatralus iš tikrųjų buvo labai ten... Ne, tai ten charizma tokia, kad tu stovi šalia ir ta prasme jis tiesiog ten tokių įdomių momentų, reiškia, ten giljotinas, savo galvos nusikirtimas, dar kažką, tai reiškia, tai... Kelis kartus vos nepavyko, vadinkim, po to bandė dar šitos, bet tas pats performances, nes kai prasidėjo 75 metais, to dalyko iš vis nebuvo. Išeidavo chebra, tiesiog kaldavo tą savo roką, viskas buvo gražu, o čia seselių prievartavimai, giljotinos, galvų kapojimai, ten mokytojas deginimas ir viskas kitkas, tai kaip ir pakėlė ir su tekstu labai koreliuoja stipriai pasibėję. Tais laikais buvo viskas galima, tai buvo tokie laisvės laikai iš tikrųjų. Tai o kas dabar? Dabar yra tokia... Baimės kultūra kažkokia. Bet gali dabar daryti tolerancijos viskam, bet tai niekam, realiai. Jo, naujoje etika, jinai turi labai savo, iš tikrųjų tai yra toks naujasis puritonizmas. Tai va aš tau apie tą ir sakau, tas liberalizmas jisai dabar perėjo į tokį iš vis, Aš galvoju, kad labai politika stipriai pradėjo meną įtakoti paskutiniu metu. Taip. Va čia gyvas toks momentas, nežinau, irgi įdomi, supranti nuomonę, ar gali žmogus, kuris baigęs politologijos mokslus, vadinkim, visą gyvenimą buvęs valdininku, funkcionierium, kažkokių tai partijų narių, ten kalbu apie ministrą, apie Simoną Kairį, kuris galėtų reikalauti, reiškia, tokios figūros, tokio kalibro žmogaus kaip Tumino, reiškia, atleidimo iš pareigų, su alternatyva, kad jeigu jo neatleidžia tai iš pareigų, tai tegul tada direktorius deda pareiškimą ant stalo. Deda galvą. Plius sulygina Tuminą su rusų girtų kareivių.
politikas. Bet jisai, aš ką pastebėjau, Kaip- Lietuvoje... Aš nesuprantu iš viską, iki tokių dalykų galima prieiti. Lietuvoje, žinai, vat, pas mus kažkokia diferenciacija, ar kaip, žinai, vat, kaip su valiuta, pas Rusijoje tau ten priklijuotų, žinai, nu ten kokį $1000, žinai, vat, Nepriklijuotų. o Lietuvoje 50 centų, tada kad tu vat iš ten. Kompetencijos iš vis tokius dalykus. Ne, nu, daryt. jo, bet, Yra, tai... bet mes matot, atsidūrėm tokioje situacijoje, iš tikrųjų, dabar vyksta karas ir O tai palauk, tai Tai čia yra prasidėjęs tas Tuminas, kad... Ai, Bet tai čia- klausyk, čia supranti, Oskarai, kaip nebebūtų karas, yra tragedija, čia yra viskas labai blogai. Čia yra tragedija ir Bet kompetencijos klausimas, vėlgi. jo, bet čia matai, Kada politikoje čia jau, kompetencija. politikoje tai kompetencijos, Aš suprantu, Čia nereikia, nekrošius, pavyzdžiui, Tuminą išvarytų, nu tai tada galima dar kalbėti apie svarstyklės ir lygų svorį maždaug. Bet kai... Nekrošius jau seniausiai buvo, taip sakant, Kai- amžinatelis, kai jau išėjo. Ne, nu aš tiesiog kaip jūs, jo, bet čia yra jau toks dar truputį kitas dalykas. Iš tikrųjų dabar aš irgi susilaukiau labai daug priekaištų dėl to, kad stačiau Rusijai, reiškia, ir iš kolegų. Bet aš truputį kitaip stačiau negu, pavyzdžiui, ten Tuminas. Tai Tuminas jisai Vachtangovo teatro tas... Jo, Vachtangovo teatras, jisai tiesiogiai Nu, turi jisai tiesioginę sąsąją su... su Kremliumi ir tiesioginį ten tokį finansavimą ir Taip. jisai vadovavo Taip. tokiam vienam didžiausiam teatrui. Tai Bet į meninę vertę gal nuo to nenukentėjo. Jos statyti. Tuminas labai buvo ir yra labai Ir jisai pripažintas pripažintas, Rusijoje labai stipriai, iš tikrųjų. O kaip O ne Ingeborga, Rusijoje. jos dar nepakabino už pakarpos Dapkūnaitas. Jis irgi ten, taip sakant, Tai aš turi nežinau. daug didesnį svorį, nei sakyčiau, toj pačioj Lietuvoje, žinai. Nu, žino taip, visur. taip, bet reikia suvokti, kad irgi, pavyzdžiui, tarkim, aš, tiek, kiek aš stačiau tuos spektaklius, kuriuos aš stačiau, yra Rusijai prieš karą. Ir dabar taip yra, bet dabar ten tiesiog yra, Koreja. Ten yra Bet tai tas fašizmas darbas Rusijoje absoliutus. asmeniškai, tai- pavyzdžiui, Rusijoje, Rusijoje ne? palėtė. Jo, dabar. Bet tada, kai aš stačiau, vis dėlto buvo tos laisvės ir buvo ta liberalioji Rusija, buvo liberalūs taškai. Aš, pavyzdžiui, stačiau šiais metais Tarelkino mirtis, tai čia buvo aiškios sąsajos toj pjesėje ir tai nebuvo įmanoma nematyti su Navalno istorija. Suchvas Kabulinas, jisai yra pasakęs, kad, reiškia, velnias gyvena Rusijos teismuose, tai yra jo gyvenamoji vieta. Ir ten parodyta, kaip nekaltas žmogus apkaltinamas ir taip toliau. Ir tai vyko kartu lygiai greičiai su Navalno istorija. O regionas, čia buvo ko gero ne Maskva, Peterburgas. Peterburgė, jo. Nu, Peterburgas visą laiką buvo kultūros centras, vadinkime. Nu, ne, dabar ten buvo prieš tai ten Maskva, žinai, aš ten, bet, o visai prieš karą stačiau Harmsą ir Čia prieš kurį, Vedinskį. 14 metų, kai Prieš aneksavo, ar čia dabartinį. Ne, prieš dabartinį. Prieš dabartinį stačiau Jelizaveta Bam. Ir tai yra, visų pirma, Harmsas ir Vedinskis, jie jau yra, kaip čia, prieš tą sistemą, jie visų pirma, prieš Stalino sistemą. Juos sunaikino Stalinas prieš 40 metus, būtent prieš karą, nes jie buvo prieš karą. Ir tas spektaklis yra pastatytas, ten daug karo temos ir yra toksai, kalba, kad tai yra prieš karą. Ir tai yra, pavyzdžiui, tuos interviu, kuriuos aš duodavau, tai aš duodavau tiems, kurie dabar jau uždrausti kanalai, kaip Echo Maskvai, Dožd, tai yra... Dožd. Nu, bet aš kažkaip, žinai, Dožd tai irgi jisai toksai, sakykime, prieš yra, prieš tą režimą. Ir Echo Maskvai, tai yra tie, kurie, jie, nesakykim, jie realiai Tai taip, prieš režimą buvo. Faktas.
Jo, Tas pats, bet man, žinai, man atrodo, bet vienas žodis labai gerai pasako apie viską, žinai. Yra daug veikėjų, kurie yra nusipelnę, žinai, nu ten nesvarbu, ar tu tai darai rytuose, ar vakaruose, ar panašiai, bet, sakykime, tą meną suplakti, nu jis visą laiką buvo gal suplokamas kaip sportas, žinai, ar dar kažkas, bet taip, nu nežinau, bet kaip ir sakau, vienas žodis, pohui, ten jau ką tu esi padaręs, sakykime, ten esi, sakykime, ne tai, kad Lietuvos galbūt vardą, bet tu meninę tą vertę kuri. Bet, sakykime, tu prieš kažkokio žurnalisto, kažkokios tai bobos, kurį ten nesakysiu, kas tokia, bet, taip sakant, išvaiknama ir panašiai, ir jinai tau badys, sakys, kad tu čia, žinai, pohui viską, ką tu darėjai, bet tu, žinok, tu esi, žinai, blogietis. Muzikos ir politika, nu, čia visiškai priešingi dalykai. Rock'n'rollas yra kaip tik prieš sistemą ir panašiai. Tai aš tavo teatre irgi išvelgiu, tavo personą irgi tą rock'n'rollą. Aš dabar prikišiu vieną dalyką. Suplaka. Tu sakai prieš, paprastas pavyzdys, ne taip seniai, 2 ar 3 metai. Roger Waterso, koncertas Kaune Pink Floydų. Šou be žodžių, atlikimas be žodžių. Viską supranti, tarpas tarp pirmos ir antros dalies, ant ekrano paleidžiama, reiškia, kaip Rodžersas pizdavoja visus Amerikos prezidentus. Nu, kam tai įdomu, atsiprašant. Aš atėjau pasiklausyti muzikos, atėjau pasiklausyti to golo sienos. Ne visiškai tiesa. Kam? Rokas visada buvo susijęs su politika ir ypatingai suklestėjo rokas kontekste su pasipriešinimu prieš Vietnamo karą. Nu, Woodstockas, jo, visas tas yra, tai buvo visuomet labai stipriai. Ir teatras irgi, negalima sakyti, kad tai yra atskiri dalykai. Tiesiog... Bet ta politizacija gal meninės vertės neprideda. Po balšomų ščiuotų. Jo, taip, politika, menas yra daugiau negu politika, bet menas yra, nu... Priemonė, taip. Teatras, žinai, kaip teatras, kaip Šekspyras sakė, pasaulis yra scena. Teatras jis yra savy apimantis viską. Tame tarpe ir politika. KOT dar egzistuoja, ar ne? Kaip? KOT egzistuoja, ar ne? Kas? Savo teatras. Egzistuoja. Egzistuoja? Ja. Jisai komercinis, ar kaip tu jį traktuoji? Komercinis turiu omeny, kad, nu, sakykime, jisai darai spektaklius, kurie parsiduoda ir tau galva dėl duonos kąsnio, taip sakant, neskauda, žinai. Jeigu neklystų 20 metų, ne, teatrui tavo. Taip. Ir čia viena labai gera frazė tavo pasakyta, tiek gyvena šuo. Čia vėlgi iš intervo. Tai dabar klausimas būtų toks, tai paralelė tarp to teatro ir šuns. Ar čia atsidavimas ir besąlygiškas paklausimas šeimininkų ar kažkam čia, vis tiek kažkokia koreliacija tarp to šuns ir... Jo, įvairiai, bet mūsų toks, tai žinai, kai šuo jau peržengė tą 20 metų ir dar vis jaunas, tai jisai, galima sakyti, nemirtingas yra. Gal jis suvaikėja, ar ne? Aklas pasidaro nususęs. Ne, kažkuria prasme. Ne apie fiziologinę pusę. Tai aš juokauju. Kažkuria prasme, o kad teatre dabar labai daug stato jaunų režisierių ir režisierės. Statų ir Gudmonaitė. Tai pamaina turi? Jo, pamaina ateina, tai yra mano studentas Jokūbas Brazys, tai man atrodo, čia tikras režisierius bus, reiškia, ir dabar pastatė labai įdomų spektaklį. Prisireikia. O KT teatras puikiai egzistuoja, jisai nėra komercinis, niekada nebuvo komercinis, tai yra... Mes pragyvenom tos 20 metų, iš jų 10 metų negavom jokios dotacijos apskritai. Mūsų pagrindinis pajamų šaltinis tai buvo tarptautiniai festivaliai, ja, kur mes turėjom labai aukštus reitingus. Mes, tarkim, nuo 99 iki 96 metų buvom numatyti, įėjom į 5 garsiausių teatrų apskritai pasaulyje. Čia viskas angliškai vyko ar vertimas buvo? Visą laiką vertimas, nes mes važinėjom po visur, skaitant visą absoliučiai Europą ir Ameriką, ir Pietų Ameriką, ir Australiją, ir Japoniją. Ir Kinija vienu metu labai dažnai. Bet tai tas vertėjimas, kaip jisai vyksta? Aš, pavyzdžiui, dabar neprasau. Eina titrai. Ai, titrai, nes aš buvau, žinai, dramos teatre. Nu, sakykime, dramos teatre buvau, aš galvojau, Lenkas atvažiuoja, jisai pastatė Soliarį.
Jo. Solaris 4 galvoju, nu tai čia dabar gal anglų. Čia kalba pagal žinomas. Tarkovskį? Ne, ne pagal Tarkovskį. Ten pagal Stanislavą Lemą, man atrodo, ar kaip jis Ne. tenais. Tai galvoju, nu tai Lenkas režisierius, Lemas, galvoju, tai teisingai. čia turbūt yra sestavas, taip sakant, bus brigada jų. Ateinu ir žiūriu lietuviškai. Ivanauskas, visa kita, ten kažkaip, vat, aš taip suprantu, kad atvažiuoja režisierius, jisai ten pastatė tą teatrą, bet jisai stato su vietiniais aktoriais. Ar kaip, Taip, kaip, taip, taip. jo? Aš irgi važinėjau, aš daug kur labai statau ir vienu metu Vokietijoje daug stačiau, labai daug Skandinavijoje stačiau ir operas, ir Lenkijoje stačiau, Prancūzijoje, Komedijai France, garsiausiam prancūzų teatre stačiau. Tu atvažiuoji ir statai, neseniai tiesa, visiškai neseniai pastačiau Barcelonoje Dėdevanę. Bet važiuoji su savo trupe. Ne, Ar su ne? vietiniais Ai, aktoriais. su vietiniais aktoriais. Su ispanais, Jo, nu, Barcelonos atveju tai su katalonais. katalonais. Jo. Ir tas spektaklis įėjo į 10 geriausių metų spektaklių. Vienintelis spektaklis ne ispanų kalba, katalonų kalba, ir vienintelis spektaklis, kurio režisierius buvo ne ispanas. Tai jų pagrindinis dienraštis ir Leidinys. taip sakant, ne? leidinys, jo, ir portalas, palauk, kaip jisai vadinasi, dabar užmiršau, nu, taip, kaip pas mus būtų Delfi, reiškia. Tai tas, jo beje, jo skaitomumas to portalo yra kažkoks neįtikėtinas, ten 300 milijonų ar kiek ten. Tai feedbacko gavai? Jo, nes jį tenai ir Pietų Ameriką visą, reiškia, žiūri. Tai čia kokia kalba viskas vyko? Ispanų. Ispanų kalba? Ne, Katalonų, tas leidinys ispanų kalba. Spektaklis pastatytas katalonų kalba. Ir į 10 geriausių metų spektaklį įėjo vienintelis spektaklis katalonų kalba, kurį Bet pastatė režisierius Jo, ir vienintelis režisierius ne ispanas. O kas vertimo darė? Pats darė. Ne, tai vertimas yra, aišku, Čechovo, čia yra Čechovas Dėdevanė. Tai, Čia iš rusų kalbos reikėjo versti katalonų, aš taip suprantu. ne, tai Čechovas yra išverstas į visas kalbas. Tai problemų nebuvo. Kaip Šekspyras yra išverstas į visas kalbas, taip ir Čechovas yra išverstas. Ir buvo beje geras vertimas, naujas vertimas. Vat, aišku, kai tu statai užsienį, labai didelį vaidmenį vaidina vertėjas. Aš turėjau nuostabią vertėją. Lietuvių? Jo, lietuvė, kuri ilgai jau tenai gyvena, Kristina Nastopkaitė, garsaus semiotiko Nastopkos filosofo dukra. Jinai ilgą laiką tenai gyvena jau, jinai puikiai mokėjo katalonų kalbą. Kiek metų jai? Jauna graži? Jauna graži, jo. Ir jinai, supranti, tarkim, aš esu ir turėjęs problemų su vertėjais irgi. Aš, pavyzdžiui, su jais bendravau, aš užmirždavau, kad jie kalba kataloniškai, o aš lietuviškai. Jinai tokia nedidelė, reiškia, iš kažkur tai jinai sinchronų varydavo iš karto, ta prasme, jie kalba ir jinai kalba, aš kalbu ir jinai kalba. Ir mums sudarydavo toks įspūdis, kad mes iš Geras multitaskas jau. bendraujam ir tai didelė dalim lemia tokia spektaklių sėkmė. Na, aišku, mes čia per daug gal neišsiplėskim. Teatras, muzika, viską mes jau apkalbėjom. Man įdomu, sakykime, tu dėstai. Ir dar dėstai, ar ne? Ar nebe? Nu, jo, aš tai... Taip, tai va, tai suprantu. Turiu iš... ten Turi kažką. doktorantus, vienu žodžiu, bet šiaip mano kursai, aš dėšiau 2 kursam, 3 kursam, tiksliau dėšiau. Ką parekomenduotum va, iš dabartinių tau atrodančių, Brazys, man atrodo, paminėjai, ar ne? Ja. Tai va, tokių kietų režisierių, į kurios spektaklius galima būtų nueiti. Tavo, sakykime, tokias rekomendacijas ir vis tiek tu teatre pastebi daug ir jaunų, ir ne jaunų aktorių, koks tavo yra 3-tukas, 5-tukas geriausių su tais, kuriais tau tekia yra dirbti. Tai va, režisierių, sakykime, kokius 2-3, į kurių spektaklius rekomenduotum nueiti, galbūt iš tavo mokinių, galbūt ne iš tavo, o aktorių top 5, kas tavo all time, su kuriais tau teko dirbti. Nu, sakykime, gal
Kostas Smoriginą galim būtų priskirti. Čekas Norisas. Čekas Norisas, Kostas Smoriginą galima būtų irgi. Čia iš jaunų ar... Iš jaunų. Bet aktorių all time'as. Režisierių jaunų aktorių all time. Iš mano tų abiejų kursų iš tikrųjų daug aktorių, jie beveik visi, kas dabar yra reta, pasiliko dirbti teatruose. Valgo duoną iš to. Jo, valgo duoną iš to, nes būna taip, kad kursai baigia ir iš viso nei vienas žmogus neįsipaišo į šitą dalyką. Nu ir gatvės muzikantų reikia. Tai, žinai, jų yra nemažai, jau daug kas gavo ir auksinius kryžius, ir gervės, Iš tavo kurso auksinius kryžius? Taip. Tai vakar gal kažkas Labai gavo? greitai. Ne? Vakar ne, vakar tik tai mano viena aktorė gavo iš miegančių Tomą Ivaškevičiūtę, bet žinai, jie yra taip, visų nesuminėsiu, bet Pavardink kelis. Galiu vieną ne savo pasakyti studentę, Aistė Zabutkaitė, kuri vaidina dabar miegančiuose Mają. Jinai iš tikrųjų yra tokia iš naujosios kartos atėjusi tokia, tos jauniausios kartos. Jinai jau žvaigždė, jinai jau ir tapusi žvaigždė. Iš vyrukų, Lukas Malinauskas tiek teatre, tiek kine jau pasireiškęs. Iš režisierių savo tą Jo, aš top 3 nepasakysiu. Yra atėjusi nauja karta su savo žvilgsniu. Iš moterų galbūt Kamilė Gudmanaitė, jinai jau truputį vyresnė, bet, nežinau, ten kažkur 30 reiškia, ta karta, tai ten, reiškia, iš visai jaunų, tai galima kažko tikėtis iš Brazio. Jauna karta netėjo su, galima pasakyti, nei aktoriniai, nei režisūrai netėjo su labai įsiskiriančia kažkokia tai viena asmenybė. Superstaro nėra. Jo, bet pas juos yra bendras lygis gana neblogas, reiškia. Turi savo matymą, savo moralinius kriterijus kažkokius. Gal jau netgi ir kitokius, bet to reikia. Gerokai netgi kitokius. Nors... Mažiau gerai jau. Jo, tas gerai. Kas be ko. Nors, pavyzdžiui, yra toks vienas dalykas, kad jie iš esmės stato tai, ką aš stačiau ten, tarkim, 97, 8, 9 metais. Jeigu pažiūrėti 2000-aisiais, ką jie stato, tai jie stato tą patį Koltesą, tą pačią ten Sarah Kane. Tai reiškia, ta amžiaus grupė atitinka tos spektaklius pagal viską. Jo, ir jie, kai kurie net nematė tų spektaklių, reiškia, jie vieni augo ant tų spektaklių, ten, kaip ten Roberto Zuko, bet tarkim net Roberto Zuko, galbūt jie dar per maži buvo, kad galėtų matyti. Tai buvo toks visiškai kultinis beje spektaklis, kai tik prasidėjo Lietuvoje reivas. Ten skambėjo reivas, reiškia, scenografija buvo didžiulis šitas čiuožykla tokia, žinai, ten tik atsirado tie ratukai visi. Čia gal Kably darėt kartais, ne? Tengi pastatytas. Ne, Kably vėliau ten atsirado dar. Ten, žodžiu, ir visas tuo metu tik atsirandantis underground'e tie visi dalykai, reiškia, jie staiga atsidūrė nacionalinio top stage, didžiojo scenoje. Tai buvo didelis labai įvykis. Ir pats autorius Koltesas, po to ten Ravenhillas, kai pastatėm Chopin Fucking, tai čia buvo iš viso tokia smūginis visiškai spektaklis Lietuvoje, tai čia buvo 99 metai. Tai užbaigiant, žinai, labai produktyviai,
pakalbėjom, taip sakant, pasišpagavom ir smagu, žinai, kaip Mikutėnas, jisai ten savo, kur jisai dėstė, aš nepamenu dabar, bet jisai dėstė savo... Man atrodo, ir Piterį, ir Maskvoje įvyko, aš neklystu. Ne, tai jisai mokėsi tenais. Ne, ir dėstė. Dėstė jisai tenais. Tai operatorius, jisai savo, sakykime, kartą augina, atiduoda savo duoklę. Džiugu, kad tu irgi tą patį darai, studentai girdėjau atsiliepimų, labai džiaugiasi turėdami tokį dėstytoją, žinai, rock'n'rollinį, aš tai tikrai nesisakyčiau, žinai. Ne visi, žinai. Mikutėnas, beje, prisiminęs tą intervą, Mikutėnas išmetė labai gerą ryškią frazę. Sako, aš neturėjau būti operatorius, aš turėjau būti akordeonistas. Tai kas tu turėjai būti? Kas tu turėjai būti, įdomu. Kaip tu manai? Kaip tu galvoji? O nežinau, žinai, man... Kosmonautas? Bet taip greitai, aš kažkada nelendant į gyrę. Aš svajojau būti vis tiek kažkaip, buvo kelios tokios svajonės rašytojų, po to kino režisierium ir stojau į teatrinę, į teatrą, nes galvojau, kad tai yra pakeliui į kino režisūrą. Nes nebuvo tuo metu galimybės stoti į kino režisūrą. Stojau į teatro, bet mane iš karto įsiurbė. Bet tai matai, niekad nestatybininkas, nešaltkalvis, rašytojas. Tai va todėl tave ir smerkia. Švaraus tokio. Nes tu, kaip pasakyti, sakau, yra, žinai, norėjai būti kosmonautu, jo ir tapai. Nu, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo, tikėkime, tas pokalbis mūsų gavosi dinamiškas ir įdomus. Ir aš labai... Aš dar paskutinę turiu, iškia vieną tokią. Oskaro kartą, tam bute prie vienuolynų, varpų ir visko kitko, yra toks daiktas kaip compact playeris. Nes dabartinė karta arba USB arba CD galima užsidėti. Ne? Ja, ir yra labai geras. Tai aš kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje. Čia yra Songs from Black Spirit, čia yra mano solinis albumas su 40 muzikantų, su 30 užsieniečių, 4 metų darbas ir čia prezentas. Na, ačiū. Tikiuosi paklausysi. Paklausysiu. Tikėkimės ir mūsų klausytojai ir žiūrovai paklausys. Pasižiūrėt galėsit YouTube, Spotify platformose ir kur kitur. Vėliau tą informaciją paliksim description'e apačioje. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų, mielieji.